išmokime, kas yra mažorinė gama, kaip jinai yra sudaroma ir galiausiai, ką su ja galima veikti. Tiek gitaristam, tiek šiaip muzikantam. Pirmiausia, kaip matote, pianino klaviatūroje. Mažorinė gama prasideda ten, kur yra 2 juodi klavišai. Jinai prasideda su raide C. Nu arba do galime dar vadinti. C, tada eina D, E, F, G, A, B ir C. Tai yra mažorinė gama. Galime sakyti, jog C bus pirmoji nata, arba tai vadiname pirmojų laipsnių. Štai čia viršuje esu išrašęs laipsnius gamos. Kaip matote, tarp pirmojo C ir antrojo D yra 1 tono atstumas. 1 tonas, nes tarpe jų yra 1 klavišas. Jeigu nebūtų jokio juodo klavišo tarpe, būtų pustonis atstumas. Pavyzdžiui, tarp E ir F. Štai tarp C ir D yra tonas. Dėl to taip ir esu parašęs. Pirmas laipsnis bus C ir tono aukščiau bus D. Toliau, tarp D ir E irgi yra tonas, nes tarp jų yra juodas klavišas. Tarp antro ir trečio laipsnio yra tonas. Tarp E ir F nėra juodo klavišo. Dėl to tarp jų atstumą pavadinsime pustoniu. Pusė tono. Tarp trečio ir ketvirto laipsnio yra tik tai pusė tono. Dėl to esu pažymėjęs PT raidėmis. Tarp ketvirto ir penkto F ir G yra tonas. Čia taip ir pažymėjau tonas. Toliau, tarp penkto ir šešto irgi yra tonas, nes tarp juodas klavišas. Šeštas pas mus bus A. O tarp šešto ir septinto A ir B taip pat yra tonas. Tarp septinto ir pirmo vėl laipsnio mes turime pustonį, nes, kaip matome, nėra juodo klavišo. Taigi, tai pas mus susidėsto mažorinė gama. Ir tol, kol išlaikome santykius tarp natų tokius pačius, to mes ir gauname mažorinę gamą. Nebūtinai ją pradėti nuo C, mes galim pradėti nuo kokio kito garso, bet tada turėsime pridėti kažkokius tai ženklus, tokius kaip diezas, jau esame išmokę tokį ženklą, štai čia, pavyzdžiui, diezai pažymėti, arba bemoliai. Diezai pakelia natą aukštyn, bemoliai nuleidžia natą žemyn. Štai, pavyzdžiui, norėčiau sudaryti gamą nuo garso G. Pažymėsiu, jog pirmas laipsnis yra G. Štai čia yra G. Tono aukščiau, nes jau esam nusistatę, kad tarp pirmo laipsnio ir antro turi būti tonas, bus A. Tad antroji G gamos nata bus A. Toliau, tarp antro ir trečio laipsnio turėtų būti tonas. Tad einam aukščiau tonų už A. Už A toną aukščiau yra B. Tarp trečio ir ketvirto laipsnio turi būti pustonis, esame pažymėję tai. Už B pustonio aukščiau yra C. Kaip matom, nėra juodo klavišo, tad pustonio aukščiau yra C. Ketvirtas gamos garsas yra C. Arba galim sakyti laipsnis. Toliau, už ketvirtą toną aukščiau turi būti penktas. Po C toną aukščiau eina D. Štai penktasis garsas bus D. Dabar nuo D penktojo garso turime eiti toną aukščiau. Nuo D toną aukščiau yra E. Toliau, nuo E turime vėl pakilti toną aukščiau. Štai čia E. F yra pustonio aukščiau, o mums reikia pakilti toną aukščiau. Mes einame per dar vieną natą aukštyn. Pustonis yra 2 artimiausi klavišai, tonas yra per 2 klavišus nutolusi nata. Tad tono aukščiau už E bus F diezas. Diezas reiškia, jog nata yra pakeliama aukštyn. Štai šitas juodas klavišas pasivadins F diezu. Toliau, nuo 7 laipsnio iki 1 turi būti pustonis. Tad nuo F diezų pustonio aukščiau artimiausias klavišas yra G. Tad, kaip matote, pradėjome su G ir pabaigėme su G. Šitoje gamoje atsirado vienas diezas – F.
Galima taip gamas visas ir sudarinėti, žvelgiant į būtent į tuos pustonius ir tonus. Tačiau yra daug lengvesnis būdas. Štai čia mes matome vadinamąjį kvintų ratą. Kvinta tai yra atstumas. Kvinta reiškia 5. Tai, pavyzdžiui, atstumas nuo C iki 1, 2, 3, 4, 5. Nuo C iki G mes turime 5 garsus. 1, 2, 3, 4, 5. Taip ir čia, pavyzdžiui, matome C, o šalia G. Bet dabar tai yra nelabai aktualu. Aktualu yra išsiaiškinti, kaip tuo kvintų ratu galime naudotis tam, kad greitai sudarytume gamas. Yra kelios taisyklės. Viena iš jų yra tokia. Gama visada yra sudaroma abėcėliniu eiliškumu. Visada. Pavyzdžiui, mes čia sudarinėjame nuo C gamą. C, D, E, F, G, A, B, C. Niekada nedubliavome jokių natų, nepraleidome abėcėlinio eiliškumo. Toliau nuo G. Darėm G, A, B, C, D, E, F. Nors ir diezas, bet iš eilės F. Ir tada G. Niekada gamoje nebus, pavyzdžiui, tenais G ir G diezo. Arba ten E ir E bemolio. Visada gamoje natos esi iš eilės. Kvintų rate, štai čia viduje yra pažymėtos minorinės gamos. Kol kas mums jos neaktualios, gal kitoj pamokoje išmoksime. Žaliame apskritime esu pažymėjęs mažorinės gamas. Būtent į jas mes ir žvelgsime. Na, o išorinėme rate yra sužymėta, kokie diezai arba kitoje pusėje bemoliai bus priskirti toms gamoms. Štai, pavyzdžiui, žaliame apskritime randu C. Virš jo yra nepažymėta jokių diezų nei bemolių. Kaip matome C gamoje, taip ir buvo. Susidėstė gama taip, kad nėra jokio diezo, jokio bemolio. Visos balti klavišai. Jokius juodus klavišus neišeinam. Bet štai, pavyzdžiui, sudarinėjame gamą nuo G, viršuje mes turime F diezą. Pažvelkime, kas įvyko. Ties F buvo pažymėtas diezas. Taip ir įvyko. Mintis yra tokia. Mes randame gamą žaliame apskritime, josios pirmąjį laipsnį, ir tada žvelgiame į šoną ir visas natas iki centro. Kadangi ties G daugiau nieko nebuvo, tad ir buvo tik tai F diezas. Padarykime gamą nuo D. Pirmas laipsnis D. Pirmas dalykas, ką aš padarau, tai abėcėliniu eiliškumu susirašau natas. Pirmas laipsnis D, antras E, po to eina F, G, A, nes po G vėl kartojasi A, B, C, na ir vėl pirmas laipsnis D. Dabar kol kas dar ta gama neparašyta pilnai. Žaliame apskritime randu D natą. Žvelgiu į šoną, randu C diezą ir žvelgiu viską iki centro. Tad randu C diezą ir F diezą. Ties C parašau diezą ir ties F parašau diezą. Pažvelkime, ar teisingai parašyta gama. Tarp pirmo ir antro laipsnio turi būti tonas. Tarp D ir E yra tonas. Tarp antro ir trečio turi būti tonas. Tarp E ir F diezo yra tonas. Ne, štai E, štai F diezas per 2 klavišus. Tarp F ir G turi būti pustonis. Taip ir yra. Tarp F diezo ir G ir yra pustonis. Štai F diezas, štai per pustonį aukščiau G. Tarp G ir A turi būti tonas. Taip ir yra. A ir B turi būti tonas. Taip ir yra. Tarp B ir C diezo turi būti tonas. Tarp B ir C diezo ir yra tonas. Na, tarp C diezo ir D turi būti pustonis. Taip ir vyksta. C diezas ir pustonį aukščiau D. Tad sistema iš esmės veikia. Ir jinai veiks 100% atveju. Pavyzdžiui, padarykime gamą nuo A. Radau žaliame apskritime A. Pirmas žingsnis. Išsirašau pagal abėcėlę natas A, B, C, D, E, F, G ir A. Žvelgiu į kvinto rato šoną ir visas natas iki centro. Tai bus G su diezu, C ir F. G turi diezą, C turi diezą ir F
turi diezą. Tokiu būdu aš sudariau gamą nuo A. Tai yra A mažorinės gamos natos. Toliau, nuo E. Pirmas dalykas, abėcėlė. E, toliau eina F, G, A, B, C, D ir vėl E. Tiesia žvelgiu į šoną ir visos natos iki centro. Tai D, G, C ir F. D, G, C ir F. Štai čia yra E mažorinė gama. Pabandykime nueiti į kitą pusę. Kaip matote, čia vienoj pusėje yra diezai, kitoje pusėje yra bemoliai. Štai čia yra F gama. Pirmas žingsnis. Abėcėlė. F, po F eina G, A, B, C, D, E ir vėl F. Žvelgiame į šoną ir iki centro. Viršui pažymėta, jog B bus su bemoliu. Reiškia, bus pustoniu žemiau B. Tarp F ir G turi būti tonas, taip ir yra. G ir A tonas. Tarp A ir B bemolio, kaip matome, turi turėti pustonį. Taip ir įvyksta. Tarp A ir B bemolio yra pustonį. Štai A, štai B bemolis šalia. Tarp B bemolio ir C turime turėti toną, taip ir yra. Tarp C ir D tonas, viskas gerai. D ir E tonas, o tarp E ir F yra pustonis. Viskas teisingai. Parašykime gamą nuo B bemolio. B bemolis. Tada mes pagal abėcėlę turėsime C, D, E, F, G, A ir vėl B. Tikriausiai logiška, kad jeigu pradėsime su B bemoliu, tai su juo mes ir baigsime. Pažvelkime, kas parašyta žaliame apskritime ties B bemoliu. E bemolis ir einu į viršų link centro, B bemolis. E ir B. B bemolius jau parašėm, dar E parašom. Štai ir mūsų B bemolio gama. Kaip matote, niekada gamoje nebus taip, jog bus ir diezai, ir bemoliai. Bus arba diezai, arba bemoliai. Nes taip iš esmės sudaromos gamos. Tad iš tiesų svarbu, ar mes turime diezų gamą, ar mes turime bemolių gamą. Skiau dar kitose pamokose papasakosiu, kaip iš akordų galima atsirinkti tonacijas, tad vėlgi labai aktualu matyti, ar mes turim bemolinę gamą, ar mes turime diezinę gamą. Vienas svarbus dalykas, kurį galima pastebėti. Visada diezų skaičius iš esmės nusako ir kokie tie diezai bus. Taip pat nusako skaičius ir kokie mes būsim tonacijai. Juk visada susiradę tonaciją žvelgiame į šoną ir iki centro. Ar tai bemolių pusė lygiai taip pat į šoną ir iki centro. Mes niekada nesustojame kažkur vidury, nepraleidžiam natų, viską žvelgiam į šoną ir iki centro. Reiškia, kiekvienoje tonacijoje bus skirtingas diezų arba bemolių skaičius. Ir jų skaičius ir nusako tonaciją. Parodysiu jums vieną pavyzdį. Padėkime šitą lapą į šoną ir turiu čia tokią knygutę. Jeigu pažvelgsime, pavyzdžiui, į natas viršuje, mes natose galime išsiaiškinti vieną dalyką. Štai čia prie smuiko rakto matome pažymėtus 3 bemolius. Jeigu vėl atsiverčiu šitą lapą, žinau, jog 3 bemoliai reiškia, jog tai yra E bemolio tonacija. Pagal jų kiekį galiu sužinoti ir pačią tonaciją. Atsiverskim kokią kitą dainą. Štai čia smuiko raktas ir tiesiai prie jo yra pažymėtas vienas diezas. Mums net nereikia žinoti, koks ten tas diezas. Bet žinome, štai vienas diezas reiškia, jog tai yra G tonacija. Ir taip išsiaiškiname, kokioje tonacijoje esame. Atsiverskim dar vieną pavyzdį. Štai smuiko raktas. Kaip matote, ir prie boso rakto gali būti parašytas vienas bemolis. Čia irgi vienas bemolis. Mums svarbu užmatyti kiekį. Vienas bemolis tai yra F. Nes štai, vieną bemolį turi tik tai F nata. F tonacija. Dar vienas pavyzdys. 2 bemoliai. Vėl pasiimkime
1, 2. 2 bemolius turi B bemolis. Vadinasi, žinome, kad šita daina yra iš B bemolio tonacijos. Štai labai įdomus pavyzdys. Turime smuiko raktą ir neturime nei vieno diezo. Jokių nei diezo, nei bemolio. Kokia tonacija turi 0 diezų ir 0 bemolių? C. Kaip matome, virš C nėra jokio diezo arba bemolio. Tad pagal jų kiekį mes matome ir kokioje gamoje mes esame. O toks gebėjimas labai praverčia, jeigu norime, pavyzdžiui, improvizuoti ant turimo kūrinio. Štai ir vienas muzikantas groja akordus, kitas, žinodamas kokioj tonacijų yra, gali kuo puikiausiai sugroti gamą. Tebūnie, tuo mes pabaigsime pirmąją šios pamokos dalį. Na ir tada eikime į antrąją dalį išmokti, kaip yra sudaromi akordai gamose.